Duodė iniciatyvos dalyvį Maksimą jo partneris supažindina su technologijomis, kurios buvo ar yra skirtos atlikti finansinėms operacijoms Western Union įmonėje. Ši kompanija kiekvienais metais džiaugiasi galėdama sulaukti Duodė iniciatyvos dalyvių. Jau daugiau negu 3 metus mes prisijungėme prie SOPA iniciatyvą Duodė ir mes labai laimingi, aš galiu pasakyti, kodėl, ne? Ir kodėl mes rūpina. Mes turime vienas komitetas, aš esu ten su šitą komitetas DEI, Diversity, Equity and Inclusion, ir mūsų funkcija yra šita. Ten kaip žmogus suprasti, kad mes visi esame skirtingas, bet visi vienodai. Kai mes esame ant vieną burbulą, kur mes nematom, kas yra už šitą burbulą. Ir yra labai svarbu, kaip šiandien Maksimas, kaip kitos dienos atėjo taip pat daugiau iš SOPO komandos ir SOPO kolegai, kaip matytų, kas yra įvairovės. Mes ne visi tas pats, mes visi skirtinga, bet čia nereiškia, kad čia blogai ar geriau. Čia mes kaip viena esame specialios, galima sakyti. Ir mes prisijungė dėl to. Mes galvojam, kad čia yra gera iniciatyva. Kaip labai puikiai šiandien buvo ten su Maksimas ir turėjom kitos, kaip jos galim pamatyti, kas yra mūsų darbas, kas yra kiekvieną dieną, ką mes darome, ne? Nes atrodo ten didelė pastatas, kas viduje daro žmogus. Ir jos bando viskas sistemas pažiūrėti ir padaryti kiekvieną iš mūsų komandos narės ir mes dėl to džiaugiame, kaip prisijungėm prie šitą iniciatyvą. Maksimas teigia įsiaiškinęs su finansinėmis operacijomis susijusių sąvokų reikšmes ir papildė savo žinių bagažą vertingą informaciją. Visų pirma, čia labai geri malonūs žmonės, su kuriais aš gerai praleidau laiką, nes dėl to, kad jie įdomų dalykų man papasako, dar labai įdomų dalyką sužinau apie šitą finansinį terorizmą ir pinigų plovinimą. Mes šiandien bandom pinigų plovimo prevenciją. Mes turim čia vienas departamentas. Jis buvo su Gedimina, su Egidiju, su jos komandai ir pabando viskas, ne? Atrodo, kaip Maksimas žiūrėjo viskas ten procedūrą. Žmogus visada yra blogietis, kaip bandom ten ribos ieškoti, bet mes turim stipros sistemos. Mes bandom taip pat padaryti ribos. Ir jos komanda, kur Maksim buvo, yra tos žmogus, kaip žiūri, kaip viskas eina, kaip pinigų iš taškas A į taškas B eina be šitą plovimo intenciją, be šitą plovimos dalykas. Tiek Maksimas, tiek jo partneris teigia, kad dieną praleido turiningai ir pasikrovė geromis emocijomis. Labai laimingi. Na, aš manau, mūsų abu varton sakau, kad labai laimingi, taip. Aš taip pat galiu pasakyti tas pats. Gyvenime viskas būna, viskas sukasi, bet reikia duoti ir galimybę pabandyti ir mes taip pat turime šitą iniciatyvą ir mes labai laimingi, galiu pasakyti. Aš Maksimą ne tik šiandien, bet anksčiau mes pabendravom su SOPA ir aš galiu pasakyti, ten puikiai, ten šiandien laiminga esame kartu. Taip. Per Duodė iniciatyvos dieną įmonės ir organizacijos visame pasaulyje kviečia žmones su negalia išbandyti naujas profesijas bei darbo roles. Duodė Lietuvoje nuo 2019 metų organizuoja viešoji įstaiga SOPA. Daugiau informacijos www.duodė.lt.